Knygos anatomija. Kilnieji sukčiai. Projekto anatomija pagal Sergej Grigorjev. Pradžia. 2014 metais į Now Japan festivalį prisikvietėm vienintelį gyvą Sugiharos sūnų, Nobuki. Nacionalinėje dailės galerijoje po festivalio skėčių jis pasakojo apie tėvą, jaunystę. Na, manėm, kaip čia visiems bus įdomu. Tačiau mūsų festo lankytojai, didžiąja dalimi internet savvy jaunimėliui, buvo nemotais. Tuo metu kiek sutrikom, nes įdėjom daug pastangų į šį vizitą. Tačiau objektyviai vertinant, na, kam įdomus prisiminimais besidalijantys senoliai. Nors pranešimo forma nebuvo patraukli, tai, ką pasakojo Nobukis, buvo gyva, tikra ir autentiška. Kad tėvas nuo vaikų ilgai slėpė savo darbą, kokia buvo Sugiharos asmenybė, ko jis pats iš to išmoko. Bendražmogiški vertybiniai dalykai. Istorija įdomi, tik pateikimas auditorijai netinkamas. Taip ir pradėjome rutulioti idėją patraukliai papasakoti Sugiharos epą jaunimui. Jiegi viską čiaumoja skaitmeniniu formatu, tad ir pristatymas turėtų būti organiškas. Svarstėm įvairius formatus – ir animuotą komiksą, ir audio knygą. Galiausiai apsistojame prie interaktyvios knygos, nes pagrindas visgi būtų tekstas, o toliau formatą gali formuoti kaip nori. Be to, iš pradžių norėjome kūrinį pristatyti nemokamai ir platinti skirtingomis kalbomis, plėtoti, pridėti naujus skyrius. Po metų kreipėmės finansavimo ir jo negavome. Manau, tuo metu dar buvo kiek per anksti skaitmeniniams kūriniams už 5-ženklės sumas. Sudėtinga buvo paaiškinti ir skaitmeninės knygos formatą. Idėją padėjome į stalčių iki pat COVID pandemijos vidurio, kai įvairios ministerijos mėtė kultūrai gelbėjimosi ratą su skaitmenizavimo raktažodžiu. Į išgelbėtojų sąrašus pateko ir ši idėja, tuometiniu pavadinimu Gyvybės vizos. Komanda. Yra vystytojai ir prodiuseriai, kurie lieka už kadro. Ir yra kūrėjai. Pirmieji kūrinį lydėjo nuo pradžių, ieškojo japonų iliustruotojų ir kontaktavo su jais. Siekime, kad šis kūrinys būtų tarptautinės bendros gamybos. Rašytojas iš Lietuvos, iliustruotojas iš Japonijos, dar kas nors iš kur nors, fam, visas pasaulis laikosi už rankų. Susipažinti su Agnės kūryba pakvietė kolegė Akvilė Žilionytė. Ji tiki žmonėmis, aš tikiu operatyvumu. Pradžioje abejojau, ar susibendrausim su Agne. Tačiau, kai pradėjo plaukti pirmie eskizai ir idėjos, pamilau jos požiūrį ir mintijimą. Iliustruotoja Ikešita-san padėjo atrinkti mano japonas brolis Kawakami-san. Labai struktūruotas procesas, kelios testinės iliustracijos, sutartis, važiuojam. Būčiau norėjęs, kad Ikešita-san labiau kištų savo trigrašį procesą, daugiau siūlytų. Tačiau, kiek suprantu, jis nuolankaus tipo ir jam svarbiausia buvo išlaikyti iliustracijų vizualų stilių, į kurį mes nesikišome. Kertinė kūrinio dalis iš pirmo žvilgsnio nematomas dizainas, programiniai sprendimai, kuriais rūpinosi dizainerė Laima Mažeikaitė iš Telesofto. Ji pagal kūrybinę užduotį išvystė dizaino kalbą. Kūrybinis procesas. Idėja gimė 2014-aisiais, tad galim skaičiuoti 9 metus. Finansavimą gavome 2020 rudenį, o kūrinys dienos šviesą išvydo 2022-aisiais, komunikuoti pradėtas 2023-aisiais. Turint omeny, kad programavimą buvom atidėję kokiems 8 mėnesiams, skaičiuoti, kiek laiko užėmė kūrybinis procesas, galima skirtingai. Mano kasdienybė projekto vystymo metu neatrodė kaip nors ypatingai. Atsikeli ir žiūri, ar kas nors dega. Pirma tvarkai tai, kas vėluoja, paspaudi, kur pats vėluoji, tvarkaisi. Kūrybinis procesas vyko per COVID, tad viena vertus ritmas buvo ištaškytas, kažkas susirga, kažkam netinkama nuotaika, o ir pats lėčiau dirbi, nes kiek galima prie to kompo sėdėti. Iliustruotojui pateikdavau būsimas iliustracijų užduotis, kompozicijas ir trumpus aprašymus. Jas piešdavau planšetėje, o 2021 žiemą išvažiavau savaitę į Nidą, tad kažkurios skyriaus iliustracijos buvo piešiamos ant servetėlių ir fotografuojamos telefonu. Niekas nepajuto skirtumo.
Dizainerių ir programuotojų komanda palaikė lenktynių ritmą, nes atstovavo gerai suteptai komerciniai mašinai, kurioje kiekvienas, pagalvokime dar, eikvoja resursus. Galvot reikėjo laisvalaikiu. Hipokritiškai pritariu tam, kol pačiam nereikia pagalvoti. Kiek miglotai prisimenu, su kuo dar šis produktas pešėsi dienotvarkėje. Streso buvo prieš 2020 knygų mugę, nes kai pradėjome atidžiai testuoti, išlindo programinių klaidelių. Iššūkiai. Nebuvome numatę, kad japonas paprašytas nupiešti lietuviško kaimo vaizdą siūs Provanso iliustraciją. Todėl teko sudarinėti milžinišką nuorodų banką, kaip atrodo tarpukario antrankiai, radiola, lenkas ūkininkas, viskas. Kitas iššūkis – programavimas. Testinėje versijoje atrodo vienaip, naršyklėje šiek tiek kitaip, telefone, planšetėje dar kitaip, kažkieno kompiuteryje dar kitaip, po naršyklės atnaujinimo dar kas nors pasikeičia ar nusimuša. Programuotojai dievagojasi, jog čia bene force majeure ir šiaip, tokius projektus reikėtų daryti su 10-eriopai didesniais biudžetais, kad testavimo fazė, dizaino ir programavimo atvaizdavimo patikrinimas vyktų sklandžiai, dirbant su skirtingais įrenginiais. Mums atrodo, kad investavome nemažai lėšų į tai, kad, tarkim, obuolio iliustracija gražiai padidėtų paspaudus pele, o programuotojai nesikuklina kaskart priminti, jog džiaugtumėmės, kad obuolį iš viso parodo. Žinau, skamba perdėm dramatiškai. Iš tiesų kūrinys labai dailus ir viskas ten beveik gerai. Bet man, kaip meno vadovui, vis tiek paskutiniai 3 kokybės procentai neduoda ramybės. Ką patarčiau ir kuo naudojuosi dabar, kurdamas naujus skaitmeninius produktus? Samdau testuotojus, o dar geriau profesionalius kodo ar vartotojo sąsajos kūrėjus iš išorės, kad patikrintų produktą. Dar iššūkis buvo įtikinti Agnę, kad ši knyga tam tikra prasme neturi pabaigos. Agnė, kaip spėčiau ir dauguma rašytojų, rašo baigtinius kūrinius, o ne serialą. Pabaigi, padedi tašką ir paleidi į pasaulį. O čia jai vis sufleruoju, kad galima redaguoti, koreguoti, o dar periodiškai ir naują skyrių kviesiu parašyti. Agnė rodos nesimėgauja tuo, kad kūrinys nėra baigtinis. Laikausi tokios nuomonės. Turi žinoti tik tiek, kad gerai atliktum savo darbą. Kita informacija tik blaškys. Visgi žengiant į naujas teritorijas, verta skirti laiko susipažinti plačiau, kad užuostum, kaip mano kiti kolegos, kaip suvokiu kokybę. Iniciatyvumas ir extra mile visada skatinama, bet tuščias degalų deginimas vardan fainų ir įdomių, tačiau nepagristų idėjų – ne. Informacijos architektūra ir jos tiekimas turi turėti savo infrastruktūrą. Rašytoja nerašo užduoties iliustruotojai ar pastabų programišiams, o bendrai išreiškia savo nuomonę bei pastebėjimus meno vadovui. Šis sukramto ir perduoda aiškias instrukcijas. Informacija turi būti tiksli, neturi varginti ar būti perteklinė, nebent toks jos tikslas. Pavyzdžiui, iliustruotoje kvietėme pažiūrėti vaizdo kūrinių apie tarpukarį, kad įsijaustų į laikotarpio vaizdavimą. Neskamba kaip happy go lucky, mes ne kolegos, o šeima, komanda. Tikiu, kad profesionalumas ir savipakankamumas bei žinojimas, kodėl ėmeisi užduoties, yra nebūtinai didžiausi, bet optimalūs kokybės varikliai. Atitinkamai ir dėliojau darbą. Kiekvienas atsakingas už savo feodą. Susitinkame pasieniuose, aptarti, kaip perduoti žaliavas ar gaminius, ar viskas atitinka numatytus lūkesčius. Pagrindinis iššūkis buvo programavimas. Pasislinko iliustracijų kūrimo tvarkaraštis ir telesoftas nebegalėjo skirti daugiau laiko, tad vidury proceso keitėme programavimo įmonę. Naujiems žmonėms atiduoti pusiau paruoštą produktą, kuris parašytas kita programavimo kalba, nei jie įprastai naudoja. Tad jie ne visus sprendimus atlieka taip, kaip sumanyta, ir tai suvalgia daug laiko bei resursų. Kai kažkas panašaus nutinka, gailiesi, kad ilgiau stapčiodamas prie smulkmenų, neforsavai procesą, nesiekiai, kad viskas vyktų kaip sutarta. Kas svarbiau, kūrinio kokybė, kuriai kartais reikia daugiau laiko, ar net pertraukėlės, ar tai, kad suinteresuoti asmenys ir finansuotojai galėtų pabaigti savo darbus. Šie sprendimai yra klampiausi,
nes pasirinkus vieną kenčia kitas. Kaip norėtųsi kūrybiškumą sustiguoti milisekundžių tikslumu. Galvoje jie kartais ir sąmokslauja. Kam čia kurti išvis? Vis tiek kokybės nepasieksi. Tai ir atpalaiduok vadeles. Chill, bro. Na ir prisapoliojau. Jei kas perskaitė iki čia, padovanosiu žalios arbatos. Projekto startas. Pristatėme knygą knygų mugėje, tačiau tai vyko kelios dienos nuo karo pradžios. Buvo nejauku ir visą komunikacijos kampaniją atidėjome. Grįžome šįmet su socialiniais tinklais, nuomonės formuotojais, viešinimo straipsniais, pasirodymais laidose. Visi šie veiksmai vis tiek nepadeda patraukti paauglio dėmesio. Tad su Edu Vilnius sukūrėme pamoką forumo teatro principu. Moksleiviai renkasi kuo būti, trumpai inscenizuojamuose istorijos epizoduose. Buvo kilęs klausimas, kodėl viską darome nespalvotai, juk vaikams labiau patiktų spalvos. Kodėl antraščių šriftas toks aižus. Ir čia prisiminiau straipsnį apie kažkokio holokausto muziejaus rebrandingą. Buvo kilusios diskusijos, kad logotipas nemalonus akiai, aštrus, griežtas. Į tai autoriai atsakė, taip, ne visos temos yra malonios ir tai galim atspindėti vizualiai. Teksto anatomija pagal Agnę Žagrakalytę. Pradžia. Viskas prasidėjo pandeminėje virtuvėje. 2 paaugliai ir jų tėvas mažuose namuose bandė dirbti ir mokytis nuotoliniu būdu. Aplink šmirinėjo šuo, aš visiems viriau pusryčius, pietus, vakarienės ir tarpuose zulinau savo triukšmaujančius kataliukus. Kai man paskambino Akvilė Žilionytė, buvau ką tik ištrynusi 200 parašytų ir man nebepatinkančių puslapių. Akvilė supažindino su Sergejumi. Abu pasiūlė papasakoti Sugiharos istoriją. Sergejus iš karto pranešė, kad pasakotojas bus katinas. Aš greitai sumečiau taškus. Sugihara, ką tik buvau perskaičiusi knygą apie japonų aristokratę šventąją dirbusi Japonijos lūšnynuose. O vakarais nuotoliniu būdu su vyru dalyvavome kendo, japoniško fechtavimosi treniruotėse. Taigi tie japonai aplink mane jau šmaižėjo. Tarpukario Kaunas. Rašydama knygą Eigulio duktė, medžiagos apie tuos laikus buvau prikaupusi, kaip atrodė, kalnus. Holokaustas. Paauglystėje rašiau konkursuose sužibėjusi rašinį Žydas juodas, žyds raudons. Ten užrašiau daug liudininkų pasakojimų, žinau, kurioje dėžėje ieškoti. Katino žvilgsnis. Šuns žvilgsnis. Mano mėgstamiausios pratybos, kurias duodavau mokiniams. Kaip šuo juda, ką užuodžia, ką girdi, ką mato. Tačiau katinas gali daugiau. Katinas gali užšokti ant palangės ir išeiti iš namų, niekam nesukeldamas įtarimo. Taip ir prasidėjo. Mane vis dar kalbino sutikti, o aš jau buvau susiskaičiavus šituos pagrindinius taškus. Tyrimas – veikėjai. Pirmiausia, nusipirkau ir perskaičiau Jukiko Sugihara autobiografiją Gyvenimo vizos, prancūzišką vertimą. Tada Simono Strelcovo Geri, blogi vargdieniai, Čiunė Sugihara ir Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje. Nuotoliniu būdu dalyvavau Strelcovo paskaitoje. Išklausiau radijo laidą Istorijos perimetrai, kur Rimas Bružas kalbina profesorių Egidijų Aleksandravičių. Ramūnas Janulaitis per nuotolį, filmuodamas telefonu, aprodė man visą Sugiharos muziejų. Taip ten prisirinkau detalių. Perskaičiau autorių kolektyvo sudarytą knygą Šiaurės Kasablanka, Kaunas 1939–1940. Išklausiau visą Šiaurės Kasablankos akademijos paskaitų ciklą ir visas paskaitas susikonspektavau. Perskaičiau Arvydo Anušausko Lietuvos žvalgybą 1918–40 ir iš ten pasiėmiau tarnaitės, galbūt šnipės idėją. Peržiūrėjau filmą Persona non grata apie Sugiharą. Peržiūrėjau dokumentinį filmą Kaunas, Sugiharos ir Japonijos ženklai.
Peržiūrėjau savo pačios kadais rinktus liudininkų pasakojimus. Perknisau grafinių romanų kolekciją. Philippe Tiro, George Miguel, Shanghai Dream. Pabaigoje pasakojamos knygos rašymo aplinkybės. Kalbama apie Sugiharą ir užsimenama apie Kauną, kaip svarbų tranzito miestą per Kobę į Šanchajų. Iš čia pasiskolinau kelionės į Kiniją schemą. Pats svarbiausias iš komiksų buvo Mes greit grįšim namo, sukurtas Jessicos Bebb Bond ir Peter Bergting. Tai 6 paauglių išgyvenusių holokaustą ir vėliau pervežtų į Švediją istorijos. Iš čia sukompiliavau savo knygos paauglius, nes ką nors visiškai nuo nulio išgalvoti tokioje situacijoje man rodėsi nesąžininga. Skaičiau straipsnius apie Janą Cvartendeiką, nyderlandiškuose laikraščiuose ir portaluose, juos išsiversdama po sakinį. Dabar juokinga, bet niekur kitur tokios informacijos neradau. Skaičiau japonų pasakas ir mitus. Gerą pusdienį praleidau skaitydama vien tik apie įvairias šifravimo mašinas. Prašiau tėvo, kad iš savo kolekcijos nufotografavęs siūstų tarpukario Philips reklamas ir to meto straipsnius apie Japoniją. Sugalvojau skyrių ksenofobiją. Galvojau, parodysiu lietuvio portretą, remdamasi tautosaką. Iš labai mėgstamos knygos Palyginimų žodynas išsirašiau visus palyginimus šalia gyvenančioms tautoms apibūdinti. Storas kaip vokietis, negudri kaip latvelė. Bet kai priėjau nesuvokiamą kiekį įžeidžių, menkinamų lietuvių palyginimų apie žydus, šio sumanimo atsisakiau. Kadangi išsirašiau ir kačių palyginimus, apspito vargai kaip katę katinai. Buvo gaila juos išmesti. Tai keletą palyginimų įmontavau į sceną stotyje. Bjauri boba, bamba ir visus apiburzgė. Kadangi pagrindiniai veikėjai realūs asmenys, tai nieko per daug negalėjau prikurti. Galėjau tik aplipdyti personažus jiems priklausančiomis detalėmis ir paprašyti dar kartą pakartoti pasakojimą. Siužetas. Skyrių pabaigoje galima rinktis teisingą arba neteisingą pasakojimo kryptį. Tačiau neteisingose istorijose taip pat viskas teisinga. Man labai patiko, kad galiu sunaudoti surinktą informaciją jos neišmesdama. Aš labai taupi virėja. Galėjau papasakoti, kaip vaikas jaučiasi gete. Galėjau papasakoti, kaip plaukiama į Šanchajų. Galėjau papasakoti apie vizų padirbinių fabrikėlį. Kūrybinis procesas. Rašiau gal 3 mėnesių. Su visais pasiruošimais pusmetį. Tiksliai nebeatsimenu. Siuntinėdavau po 1-2 skyrius. Rašiau ranka. Pastabas ir citatas ant mažų kortelių. Paskui jas išsidėliojau pagal pasakojimo eigą. Pasakojimus į didelį plėšomą bloknotą. Prirašiusi puslapį jį išplėšiu ir nežiūrėdama imuosi naujo. Tik jau turėdama vientisą tekstą perkeliu jį į kompiuterį ir tada galiu pasižiūrėti, ką čia sutrumpinus, kuo praplėtus ir ką reikėtų paaiškinti. Šiuo būdu, man rodos, jau rašau viską, netgi eilėraščius. Kilniuosius sukčius rašiau greitai ir lengvai dėl to, kad turėjau griežtas skyrių atidavimo datas. Turėjau konkretų užsakymą ir konkretų terminą. Rašydama savo knygas, galiu lengvai nuplasnuoti link naujų idėjų ar net naujų žanrų. Rašydama, jei sekasiu, būnu laiminga kaip helio pilnas balionas. Tad kilniųjų sukčių sutartis buvo virvelė, neleidžianti balionui per toli nuplaukti. Didžiai stebėdamasi sakau, man patiko. Kadangi tenka paklajoti, turiu 3 nusistovėjusias rašymo vietas. Palėpė Ratnyčioje, kur rašau dažniausiai pirmoje dienos pusėje. Palėpė Ustukiuose, kur geriausia naktį. Ir palėpė Lakene, kur dirbu tada, kai niekas per daug netrukdo. Bet labai daug parašiau ir visų 3 vietų virtuvėse. Gaminant maistą, ką nors smulkiai pjaustant ir maišant, susismulkina ir gražiai išsimaišo ir idėjos. Jei minčių nebelieka ir viskas blogai, reikia pasikviesti šunį ir išeiti iš namų. Žingsnių ritmas suritmuoja ir būsimus sakinius. Neseniai buvau paprašyta parašyti naują skyrių, papasakoti daugiau apie Janą Cvartendeiką ir tarpukario Kauną. Sugalvojau tai pateikti mūsų dienų turistų akimis. Kartu su dukra autobusu nuvykom į Kauną. Lietui pliaupiant apėjom visą maršrutą.
fotografavausi ir užsirašinėjau pastabas. Įsivaizdavau, kad išbandome Katino akio turizmo agentūros 9 gyvybės kelionę laiku. O Sergejui šita mano mintis nepatinka. Jis nori normalaus pasakojimo, nori įterpti naująjį skyrių tarp senųjų ir kad nesimatytų siūlės. Štai ir atsakymas į klausimą apie komandinį darbą, duobes ir strigimus. Man dar niekada niekas nėra neleidęs rašyti taip, kaip aš sugalvojau. Tai kodėl šis kartas turėtų būti kitoks? Iliustracijų anatomija pagal Kohijo Ikešitą. Sulaukęs užklausos, pirmiausiai sukūriau pavyzdinių iliustracijų. Gavęs patvirtinimą dėl eskizų, ėmiausi iliustruoti kiekvieną skyrių, remdamasis Sergejaus komandos atsiųstais grubiais eskizais ir nuotraukomis. Taip pat turėjome nuotolinių susitikimų, kurių metu dalinomės mintimis ir sumanimais. Pajutęs, kad man siųstų nuotraukų negana, naršiau internete, skaičiau knygas, ieškojau daugiau informacijos. Gavęs naują tekstą, išsyk ėmiausi dirbti prie pradinio vaizdo. Kadangi sunkiai išlaikau susikaupimą, piešiau vaizdus vos perskaitęs tekstą, kol įspūdis dar šviežias, tai, kas pirmiausiai šaudavo į galvą. Iliustracijas kūriau iPad'u, naudodamas Procreate programą. Viskas nuo pradinio eskizo iki galutinių iliustracijų sukurta naudojantis šią programą. Piešdamas ypatingą dėmesį skyriau šukuosenoms, aprangai ir personažams. Surinkau begalę nuotraukų ir daugybę kartų viską perpiešiau, kol pajutau, kad pagavau to laikmečio atmosferą. Pastatus ir aksesuarus kūriau neremdamasis vaizduotę, bet įdėmiai ir studijavęs surinktą medžiagą. Visas kūrybinis procesas nuo pirmojo elektroninio laiško iki galutinių iliustracijų truko apie 8 mėnesius. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos autorių biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.